Sveiki, aš Gabija Balsevičiūtė. Čia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tinklalaidė. Svečiuose komunikacijos fakultetų studentų atstovybės pirmininkė Akvilė Banytė. Sveiki. Akvilė, balandį buvo išrinkta į šias pareigas, jau turbūt spėjai apsiprasti. Ar kažkas labai nustebino, ar viskas vyksta taip, kaip tikėjai? Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad labai nustebino, turbūt labiausiai nustebino tas visas darbų krūvis ir visas tiesiog sukritusių darbų šitas aspektas. Ir šiaip nesitikėjau, kad labai glaudi bendruomenė šito organizacijai. Atrodo, kad išrinkta aš kaip tik tai komunikacijos fakulteto pirmininkė, bet tenka pabendrauti ir su kitų fakultetų ir atstovais, koordinatoriais, nariais. Tai iš tikrųjų tuo labai ir džiaugiuosi, nes tada pajunti ir tą bendruomenę ir ant kiek jinai yra glaudi. Pati pastebėjau, kad yra tikrai jau tokių žmonių, su kuriais pati tapau draugais, su kuriais tiesiog jau susirašom, pabendraujam ne kažkokiais darbiniais tikslais. Tai vad sakyčiau, gal tas labiausiai mane nustebino iš darbų pusės. Tikrai nesitikėjau, kad pirmininko pareigos gali užimti kaip aš sakau, visą darbo dieną, kai ateini iš ryto į universitetą, išeini vakare, nes visą dieną kažkokie susitikimai, posėdžiai, tai tas krūvis turbūt nustebino, bet tikrai iš tos ir geros pusės, nes tikrai matau, kad per tuos pusę metų, čia jau gal ir daugiau truputėlį nuo balandžio mėnesio, pavyko tikrai įgyvendinti pakankamai daug išsikeltų tikslų, žinoma, dar tikrai daug liko dar pusę kadencijos, bet tikrai iš tos pusės, kad tas darbų krūvis buvo tikrai netikėtas, bet ir iš geros pusės, kad tikrai daug buvo jau padaryta ir nuveikta. Paminėjai didelį krūvį, o kaip sekasi derinti tas pareigas su studijomis ir šiaip asmeninė veikla? Ar lieka laiko pailsėti ar papramogauti? Man šitas klausimas labai dažnai iš aplinkinių kyla, tai šiaip būna labai įvairiai, sakyčiau. Vieną mėnesį labai sekasi viską suderinti, viskas gerai, į visas paskaitas, seminarus galiu nueiti, jokie posėdžiai nesikerta, dar ir laiko su draugais turiu susitikti ir su kursiokėm. Bet kartais tikrai būna taip, kad viskas užvirsta taip ir vos ne paskutinę minutę, tada jau renkiesi kažkokius prioritetus. Vis tiek prioritetas yra studijos, kodėl ir esu turbūt komunikacijos fakultete dėl savo pasirinktų studijų. Tai šiaip labai įvairiai. Daugiausia tai, sakyčiau, gal nukenčia net ne studijos, o asmeninis gyvenimas ir tas poilsis. Ir ypač miegas, nes miegas tikrai labai svarbus dalykas, bet per tas visas veiklas, kažkokius pasirinkimus, ką jau pasirenku tą dieną nuveikti ir kokį prioritetą savo išsikeliu, tai tikrai būna taip, kad tenka paaukoti dalykų, bet kažkaip stengiuosi palaikyti tą vis tiek balansą, kad nereiktų vien tik tai su studento atstovybė arba vien tik tai su studijom, bet ir savęs stengiuosi nepamiršti. Grįžkim šiek tiek atgal, kaip apskritai sugalvoji, kad tau reikia šitų pareigų ir tu nori kandidatuoti? Tai iš tikrųjų labai juokinga istorija. Aš į studento atstovybę atėjau pirmam kurse, nes mano pusseserė baigusi universitetą ir jinai filosofijos fakultetą baigė ir jinai, žodžiu, irgi ten buvo studento atstovybė ir tokia, Akvilė, tu privalai. Nu ir kai vyresnė pusseserė, tai kaip nepaklausysi ir tikrai ateisi, tai atėjau, buvau narė. Antram kurse tada tapau už akademinį procesą atsakinga, tai už studijų visokius klausimus iš studentų pusės. Ir tada kažkaip mes su praeita pirmininkė taip šnekėjom, jau spalio mėnesį, man atrodo, kad sakau, nu tai ką tu matai kaip kitą pirmininką. Sako, turiu vieną variantą. Ir aš sakau, gerai, kas toks? Sako, nesakysiu. Ir aš jį pradėjau vardinti kiekvieną mūsų koordinatorių ir taip vardinu ir visur. Ne. Ir aš likau vienintelė. Sakau, nu ar tu juokauji? Sako, nu ne, Akvilė, čia tikrai būtų labai gerai. Ir man kažkaip labai giliai, man atrodo, ta mintis užsiliko. Ir tada jau atėjo koks kovo vasario mėnuo ir jau reikėjo, kad turėtų būti kažkoks tas vienas ar du kandidatai. Tai ir nusprendžiau kažkaip iš tų pareigų apsimti, nes man iš tikrųjų labai patiko dirbti su studijų klausimais antram kurse ir tikrai iškėlėm svarbių klausimų, ką mačiau, kad būtų galima tęsti ir pirmininkės pareigose ir iš tos pusės kai kuriuos dalykus gal atgaivinti, pakeisti ir
tiesiog labai mačiau daug prasmės, man atrodo, ir labai daug buvo skaudulių, kuriuos norėjosi pakeisti iš tos studentų pusės, nes kai esi atsakinga už akademinį procesą ir pamatai, kiek iš tikrųjų studentam rūpi, kokios iš tikrųjų yra tos problemos ir atrodė, kad pirmininkės bus tos pareigos, kur tikrai galėsiu tai tas problemas atliepti iš tos kažkokios didesnės pusės, o ne tik kaip akademinio proceso koordinatorė, kur tiesiog viskas vis tiek eina per tą pirmininką. Taip ir sugalvojau. Buvo visokių pamąstymų iš tikrųjų, iki pat paskutinės minutės buvau tokia, gal neįsiu, gal nenoriu, labai buvo sunku komandą susirinkti, nes aš labai priegabiai žiūrėjau, kad tikrai būtų tie žmonės, kurie atitiktų ir mano darbo principus ir su jais būtų galima komunikuoti. Tai buvo tikrai labai visokių peripetijų, kur tikrai jau buvo iki ašarų, kad ne, aš tikrai nebeisiu, nebenoriu. Bet džiaugiuosi vis dėlto, kad pasirinkau šitą sprendimą ir dabar jau pusę metų esu šiose pareigose. Paminėjai, kad labai svarbu yra komanda. Kokiais kriterijais atsirinkai tos žmonės? Iš tikrųjų, kažkokių kriterijų net nebuvo, aš tiesiog labai kažkaip žiūrėjau, kaip tie žmonės dirba. Jeigu vis tiek, kai mes esam praeitoj komandai, mes vis šnekėdavom apie narius, kokių mes turim narių, kaip jie dirba, ką jie ten mato, kaip prisiema atsakomybės. Tai iš tikrųjų labai aš tiesiog su koordinatoriais komunikavau ir sakiau, kaip tau atrodo, kas galėtų užimti tavo poziciją ir pati stengiausi tai žmonėms vis tiek turėti pokalbius, pasižiūrėti. Nu, aš iš karto labai akcentavau tą, kad man labai yra svarbu atsakomybė ir visokie terminai darbų, kad jeigu nepadaryta iki to laiko, tai čia jau man tikrai negerai. Ir kažkaip man atrodo, kad su visais tai žmonėm, kuriuos aš pasirinkau į savo komandą ir pakviečiau, kad mes kažkaip labai ir susidirbom iš tos vienos pusės. Ir man atrodo, kad labai mūsų tokie lūkesčiai, kokius mes turim šitoje organizacijoje, labai sutampa. Prisiminsiu, kai mes kūrėme savo metinį tikslą ir metinį planą. Atėjo mūsų moderatorius, mums paskiria iš šalies moderatorių ir sako, prisistatykit kiekvienas ir pasakykit, kodėl esate šitoje organizacijoje. Ir mes kažkaip kiekvienas net nesitarę pasakėm, kad dėl to, nes mes matom prasmę ir pokytį, kad galima tiesiog šitoje organizacijoje daryti pokytį ir su savo studijom, ir universiteto gyvenimu, kažkokiom po studijų veiklom. Ir man tiesiog buvo taip gražu, nes mes jau buvom susidirbę kokius 3 mėnesius. Ir aš galvoju, tai gal yra gerai visai aš to žmonės pasirinkau, jeigu mūsų tikrai tokie kažkaip lūkesčiai sutampa ir tikrai yra tų bendrų pusių, ką mes matom, kur galim dirbti. Ir nežinau, tiesiog tas kontaktas turbūt buvo man labai svarbu, kaip tas pirmas pokalbis praeis, jeigu aš matysiu, kad mes visiškai nėra jokio kažkokio ryšio ir jau net nematau kažkokių prasmių toliau, tai ir nebūtų, tai turbūt nebūtų tie žmonės mano komandai, bet labai džiaugiuosi, kad kažkaip tie pokalbiai padėjo išsigryninti ir tuos lūkesčius ir tuos kažkokius bendrus darbo principus. Ar labai griežta vadovės? Geras labai klausimas. Aš manyčiau, kad aš visai griežtoka esu vadovė. Mano gal komanda taip negalvoja ir jie labai džiaugiasi ir jie visada labai giria ir panašiai, bet aš visada sakau, jūs galite mane meluoti ir pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Aš tiesiog labai rimtai priimu mūsų susitarimus ir jeigu jie yra sulaužomi arba jeigu tie patys terminai jie vėluoja, jeigu tos atsakomybės, kurios yra paskirstytos, jeigu jos neveikia arba kažkas kažkokiose pusėse irgi matau spragas, tai aš labai aiškiai tai iškomunikuoju ir labai ieškau kažkokių sprendimo būdų. Ne, aš gal iš tos pusės griežta. Bet šiaip aš tikrai stengiuosi į savo komandą žiūrėti per susirinkimus, taip, tai yra darbas, bet jeigu tai nėra susirinkimas, tai vis tiek yra žmonės, su kuriais aš bendrauju ir tai yra mano draugai, su kuriais mes tikrai turim artimą ryšį. Einam pas vieni kitus į gimtadienius, visada vieni kitus pasveikinam, kažkokius irgi turim savo susibūrimus, tai aš sakyčiau, kad tas griežtumas gal pas mane pasireiškia tik tai iš darbinės pusės. Bet iš kitos pusės, tai bent jau aš tikrai apie save galvoju, kad tikrai nesu griežta vadovė iš kitos pusės, bet labai šiaip tiesiog rimtai priimu tuos visus mūsų susitarimus priimtus. Ir pabaigai, esi toks tarsi tarpininkas tarp administracijos, dėstytojų ir studentų. Ar dažnai tenka nusileisti vienai ar kitai pusiai? Šiaip iš tikrųjų yra labai sunku būti to tarpininku ir suprasti ir studentus, kas turbūt yra lengviausia, kadangi pati dar esu studentė, bet tada yra dėstytojų pusė, kur kuo daugiau atrodo gilinėsi, tuo labiau supranti ir juos, kad jie irgi ne visada turi laiko, ne visada jiems kažkoks klausimas galėtų būti prioritetas.
Administracija irgi turi savų iššūkių, kur atneši kažkokį galbūt siūlymą, kur irgi turi derinti iš jų pusės ir irgi supranti, kad jų reikalavimai galbūt netitinka to, ko patys studentai norėtų. Tai suderinti yra iš tikrųjų pakankamai sunku. Dabar jau sakyčiau, kai praėjo pusę kadencijos, jau galbūt arba aš įpratau, arba ir tas pokytis kažkoks pasijuto ir iš dėstytojų administracijos, ir iš studentų pusės kažkaip visi atlaidžiau vieni kitų žiūrim ir į tuos siūlymus ir labiau visi einam į diskusiją. Bet nepamenu nei vieno atvejo, kad būčiau nusileidus studentam. Aš visada kažkaip vis tiek jaučiu tą pareigą, kad aš atstovauju studentam ir studentėm ir aš turiu eiti už juos. Tikrai yra buvę tokių siūlymų, kur posėdyje sėdi, išeini vos ne su ašarom, kad oi neišėjo, kaip čia blogai, kaip čia dėl studentų bandai kažką padaryti ir tai neišeina. Tačiau kažkaip nenuleidai galvos ir eini tolyn ir aš geriau jau nusileisiu visiems kitiem, bet tik ne studentam ir tiesiog toliau eisiu už studentus. Ir tikrai matau, kad ir tą turbūt pastebėjo ir administracija, ir dėstytojai, nes jie gal irgi jau atlaidžiau žiūri, kad gal gerai jau reikia išklausyti, pasižiūrėti. Tai suderint sunku, bet nusileidus nesu ir tuo dar tikrai džiaugiuosi. Liko dar aišku pusę kadencijos, negaliu prisišnekėti. Gal bus visokių temų, kur tikrai reikės padaryti sprendimus, kurie nebus gal labai palankus ir studentam, ir gal man pačiai kaip vadoviai ir kaip ir studentų atstovai, bet kol kas tikrai nesu ir tikrai didžiuojuosi, kad nesu nusileidus dėl studentų naudos. Ačiū tau už pokalbį.